Sveika, Violeta. Sveika, sveika. Kaip tu šiandien laikaisi? Puikiai, labai graži diena. Šiandien labai saulėta graži diena ir atėjau su džiaugsmu susitikti su tavimi, pasikalbėti apie man rūpimus dalykus. Kaip faina. O jeigu pasižiūrėt paskanuoti savo kūną, kaip tu jauti savo kūną šiandien? Mhm. Nu, jaučiu tokią pečiuose esančią tokią lengvą įtampėlę, lyg ir kažkokią tokį norisi biški tokio lengvumo, pečiai yra sunkoki. Mhm. Apie ką tau ta įtampa? Mhm. Kadangi turiu užklausą, noriu išsigryninti ir pati savo atsakyti ir kitiem papasakoti, a, į kokią sritį aš noriu eiti coachingo Mhm. pokalbiuose. Ir turbūt man tas neiškumas truputėlį neduoda mano kūnui ramybės ir norisi to vat, aiškumo. Mhm. Ar galėčiau tau dabar padėti tą įtampą nuo pečių nuimti? Mielai, mielai. Kaip aš tai galėčiau tau padaryti? Ar yra pas tave kažkoks mėgstamas būdas Mhm. nuo pečių? Aha. Tai aš visada, kai dirbu savo sesijose ir pati savo, tai siūlau pabūti kūne. Tiesiog Mhm. pajausti kūno pojūčius, grįžti į kūną per kvėpavimą, Mhm. pabūti kūne ir pabūti toje kūno dalyje, kur jaučiasi kažkoks ne visai malonus jausmas. Mhm. Ir, Nuostabu, ir tą jausmą įsivardinti savo. padarom tai. Padarom. Mhm. Jis atsisėsk patogiai, Taip. giliai įkvėpk Mhm. ir iškvėpk. Paleisk visus rūpesčius, visus sunkumus. Būk čia ir dabar. Nuskanok švelniu žvilgsniu vidiniu savo kūną. Pasižiūrėk į veidą, į pečius, į krūtinę, į pilvą, į sėdmenis, į kojas, į rankas. O dabar pasižiūrėk, kur tu jauti įtampą. Įvardyk, apie ką tau šita įtampa. Tai yra šiandienos ar jau ilgesnio proceso. Jeigu dabar sumažinti tą įtampą bent 10%, kaip tu jaustumėsi? O jeigu dabar aš būčiau tavo krikšto fėja ir galėčiau vienu mostu nuimti visiškai tą įtampą. Ar yra kažkokių žingsnių,
kurių reikėtų padaryti, kad tos įtampos visiškai nebūtų. Pakvėpuok į tą įtampą. Ir dabar įvardink, kas nuimtų tau dabar tą įtampą. Pilnai, 100%. Jeigu yra noras pasidalinti, pasidalink. Tai ačiū labai už tą trumpą įvadą į kūną. Tai sesija yra apie mane. Man tokios visada labai patinka ir aš kitiem padedu taip atsipalaiduoti. O įtampą man nuėmė tiesiog stebėjimas ir vidinis balsas, kad tą įtampą padėtų nuimti aiškumas. Jeigu aš pasikalbėčiau man rūpimų klausimų ir rasčiau aiškumą, ir jinai būtų visiškai nuimta tada, nes dabar palengvėjo, yra palengvėjimo jausmas, atsipalaidavimas, bet dar truputėlį jaučiasi toksai sunkumo pojūtis. Nes dar nėra aiškumo. Nes dar trūksta aiškumo. Taip. Tai labai ačiū, labai jaučiuosi kitaip, negu atėjau. Labai faina. Iš tikrųjų, turbūt netgi mano tikslas buvo ne tiek atsipalaidavimo, kiek norėčiau, kad tu būtum kūne, kad dabar tu būtum kūne. Fiziškai, jau ne į mintis, o grinai būtum čia ir dabar, bet viskas, jeigu dar ir atsipalaidavai šiek tiek, tai dar nuostabiau. Tai kągi, grįžkim prie tavo klausimo. Ar gali dar kartą įvardinti savo užklausą? Tai aš noriu išsigryninti, kokią sritį aš renkuosi coaching'e. Ką aš siūlau savo klientui. Kiek procentaliai tau jau aišku daugmaž tavo tas kelias? Kiek tu jau padirbėjai su tuo ir kiek tu jau... Pakankamai aišku, aš kokį 8 galiu įsivardinti, kad aš jau žinau. Bet tokio norisi visiškai tokio išsigryninimo ir galbūt netgi norisi papasakoti, žinai, garsiai apie tai, ką aš galėčiau, apie ką pasikalbėti, ką galėčiau pasiūlyti ir kaip aš matau tą savo kelią. Ir galbūt tas kelias kažką atves šalia manęs ir mes galėsim toliau nueiti ties rūpimais klausimais, pokalbiais. Puiku. Kiek aplamai coachingas svarbus tavo gyvenime? Tau pačiai asmeniškai. Tai coachingas tikrai yra labai svarbus, nes jisai atsirado intuityviai mano gyvenime labai seniai. Tik aš to negalėjau įvardinti kaip coachingo. Tai buvo tiesiog pokalbiai, kurių metu ateidavo aiškumas ir lengvumas mano ratui žmonių. Ir kadangi vis girdėdavau, kad aš visai gerai pakaučinau, tai susidomėjau, kas yra coachingas. Ir nuėjau mokytis į coachingo mokyklą, kad tai išmokčiau daryti profesionaliai. Ir nuėjau tik dėl vieno dalyko, kad ten supratau, kad yra apie tą patį, ką aš kalbu, erdvės laikymas, klausimai, o atsakymai ateina pačiam pašnekovui. Jisai pats supranta, kaip daryti, ką jisai galvoja, kas jam svarbu. Ir tai yra esmė, tai yra apie mūsų vidinį poreikį būti pačiam
atsakingam už save, jausti savo kūną, jausti savo esybę. Mhm. Mhm. Tai aplamai coachingo tema tau yra svarbi, ne? Kiek svarbi, Taip. vat jeigu, pavyzdžiui, procentaliai nuo Mhm. 1 iki 10, kiek tau tai yra svarbu? Tai yra 10, nes aš esu dabar visa tame. Ir tai Mhm. yra, ką aš tikrai šiuo metu gebu daryti ir ko aš dar mokausi, aš šalia piešiu fraktalus ir padedu žmonėm atsipalaiduoti piešiant fraktalus. Mhm. Fraktalai piešiami užsimerkus. Ir tai yra apie mūsų pasąmonę, kas ten yra, kas ten slypi, ko mes nepasakome garsiai. Tas Mhm. piešinys yra skaitomas. Šalia naudoju korteles, metaforinės korteles, kurios irgi padeda pažvelgti į kažką giliau, kas netaip būna aišku ir netaip lengva. Ir šalia yra enegrama. Tai apie mūsų charakterio tipą. Mhm. Kokios yra stipriosios pusės ir kokios ne visai stiprios ir ką galim pastiprinti, kad tiesiog pažintume save. Mhm. Ir visi šitie būdai tiesiog yra apie mus, apie mūsų tą gilesnį pokalbį ir apie gilesnį savęs pažinimą. Mhm. Nes visą tą kelią praėjau aš pati. Aš esu ta praktikė, kuri pabandžiau ir visa tai truko daugiau kaip metus. Ir aš supratau, kaip aš pati pasikeičiau ir kaip pati save užauginau. Mhm. Ir tas labai duoda vidinę tokį stiprybę ir aiškumą, kad aš galiu su tuo ateiti pas visus tuos kitus žmonės, kuriem yra baimė, abejonės, neiškumas. Mhm. Mhm. Tai labai daug minčių ir nežinai, kaip jas įspręsti. Mhm. Kaip tu manai, tu labai daug įvardijai jau save ir kaip Mhm. coachingos specialistė, ne, ir dar papildomų kokių tų įrankių turi. Mhm. Ką dar tu ieškai, kad tau jau būtų ne 8 aiškume, o Mhm. 10? Ko tau dar trūksta? Mhm. Tai labiausiai trūksta to e, įvedimo, paaiškinimo, ką aš veikiu, pristatymo ir kaip tai galėtų padėti žmogui šalia esančiam arba tiesiog kaip jis galėtų tai išgirsti. Mhm. Kokio įvedimo tau trūksta? Kaip tu tai matai? Mhm. Aš manau, kad tai gali ir labai jaučia, labai svarbu, kad tai jaustųsi per kūną. Visas tas praktikas įkūnyti ir tiesiog verta pabandyti. Mhm. Tu sakei, kad tau trūksta dar įvedimo Mhm. per kūną įkūnyti. Bet vis dėlto paaiškink dar man plačiau, ką reiškia tau trūksta įvedimo, paaiškinimo. Kaip tu nori jį įvesti, kad būtų aišku? Mhm. Tai tiesiog ta praktika arba būdas yra apie tai, kad jį reikia daryti. Ir per kūno pojūčius ateina pajūtimas ir supratimas, nes visi mes turim kažkokius kūno pojūčius. Tik labai svarbu į juos atkreipti dėmesį. Ir Mhm. tai yra apie tai, ką mano praktikos sako, kad pažvelk į save, į savo vidų ir kaip tuo metu jaučiasi tavo kūnas. Mhm. Ką tu jau darai šitoj srity, kad vat jau tą įvedimą parodyti, paaiškinti, įkūnyti? Mhm. Tai aš turiu sukūrusi Facebook'o puslapį, kuris vadinasi Spalvų gija.
Mhm. Ten aš dalinuosi savo piešiniais, fraktalais, renginiais, kurie vyksta fiziškai, kur galima ateiti ir susirinkti ir pabūti kartu. Mhm. Dalinuosi savo sesijų laiku, kad aš galiu skirti laiką sesijom online Mhm. ir dalinuosi tiesiog savo naujais kažkokiais tai išmoktais e, būdais, savo pajautimais, savo sesijų rezultatais, atsiliepimais. Tai mano veikla yra ir fizinė veikla, kada aš galiu atvykti ir pravesti meditaciją, fraktalinį piešimą ir apie tai pasikalbėti coachingo būdu, kas yra svarbu, Mhm. panaudoti metaforinės korteles. Ir kita veiklos dalis yra mano online, tai vat tos sesijos vienas su vienu, kada tą patį naudojant tiesiog žmogus atsiveria. Mhm. Ką dar tu galėtum padaryti ir ką tu dar, vieną klausimą norėčiau pradžiai. Ką tu dar norėtum padaryti, kad jau būtų tas įsigryninimas 10 balų? Mhm. Kokių žingsnių tu galėtum daryti? Mhm. Tai manau, kad labai svarbu yra apie tai pasakoti ir kuo daugiau pasidalinti tų tikrų istorijų, nes dabar yra labai daug visko sukurto dirbtino, tas, kas yra ne visada per žmogaus patirtį. Ir mes tiesiog gebam dalintis, kaip kitas jautėsi, kaip patyrė, kaip galėtų būti, bet nepasidalinam, vat, kaip yra mums, kokia mano patirtis. Tai aš manau, kad dalintis tiesiog apie tai, kaip pavyksta sesijos, ką mes surandam, daugiau viešumo ir informacijos. Ir tai būtų turbūt tas, vat, tie 2 procentai, kur, nes idėja yra, jinai vyksta, bet ją tiesiog Mhm. reikia parodyti, kad jinai yra vat tokia. Ir tai galbūt galėtų būti daugiau storių apie tai. Mhm. Galbūt galėtų būti netgi kažkokie tai įspūdžiai iš to renginio, kuris vyko fiziškai. Mhm. Ir pasidalinimų, ir tokių nuotraukų, ir to tokio pačio vat, pajautimo, kaip jaučiausi, kaip buvo, ką supratau, ką suvokiau ir ką man tai davė. Mhm. Taip, ką dar tu galėtum padaryti šios srities įpildymą, įtvirtinimą dar daugiau? Pavyzdžiui, dabar tu sakei, kad daugiau nori dalintis jau tikrom sesijom rezultatais tikrais. Dalintis savo jau renginių, galbūt kažkokių momentų, ane, video reportažais. Ką dar? Tai manau, kad mūsų ta sesija, vat, kurią mes čia vedam, yra irgi apie tą patį. Netgi parodyti daugiau tų tokių vat, video, kaip vyksta coachingo sesija ir apie ką jinai yra. Tai Kad jau mūsų, ane, va šita mūsų va sesija. šita sesija yra apie tai. Yra žingsnis į tai, kad mes vat, taip pat įkūnijam. Mus Mhm. mato, girdi ir ten tada jau yra pajautimas, ar tai surezonuoja ar ne. Ar Mhm. tiesiog tai yra apie tai, kas man dabar rūpi, ar aš noriu pasikalbėti su tuo žmogum ir girdi, ką jisai neša.
Tai aš galvoju, kad dar aš norėsiu sukurti YouTube kanalą, Mhm. kad tos sesijos būtų matomos, kada norėsi ir jas tiesiog gali pasižiūrėti ir padaryti jų daugiau įvairiom temom. Tai Ir, aš dabar teisingai, oi, atsiprašau, taip. ir tos temos būtų apie tai, a, apie ką aš vat, norėčiau save reprezentuoti, kaip aš norėčiau žmogui padėti. Mhm. Tai ką aš dar norėčiau tau pakartoti, ką aš išgirdau. Tu norėtum daugiau savęs apčiuopti ir suprasti, vat, coachingi tvirtai savo įrankius, ane, kur tu esi stipriausia. Taip. Įsigryninti tą sritį coachingė. Ir dabar šiuo metu tu jau supranti, kad tu coachingą vedi kartu su fraktalais, tam tikrom kūno praktikom, metaforiniam kortelėm, kad giliau žmogus galėtų į savo užklausą pasižiūrėti iš skirtingų pusių. Ir šiuo metu, ką tu galėtum daryti, kad būtų tas dešimtukas įsigrynintas, tu norėtum parodyti žmonėm daugiau viešoje erdvėje, video reportažus, stories, sesijas, pasidaryti kanalą YouTube ir visus savo dar įrašus pilnai sesijų dėti į kanalą, kad žmogus galėtų netgi jau dabar daryti savirefleksiją, ne, ir kažkokius savo kaip ir naudą jau dabar turėti. Ir tuo pačiu galbūt, aišku, ne galbūt, o tikrai atrasti kelią į tave kaip specialistą, kad pamatyti, kaip tu dirbi. Gerai. Ką galėtum tu, ne ką galėtum tu padaryti, o kaip tu dabar jauti savo kūną? Tai mano kūnas dabar yra truputėlį atsipalaidavęs pečiai, bet ta tokia pozicija yra į veiksmą, nes aš čia užsirašiau, kadangi coachingo sesijose labai yra gerai užsirašyti, nors aš, kai kada aš atsiunčiu, jeigu labai daug kalbam ir giliai, tiesiog tokį sutrumpinimą, ką mes ten veikiam ir kokie žingsniai, bet aš kadangi jau rašausi savo planą, ką aš noriu nuveikti, tai jaučiu tokį vat pojūtį, kad jau galėčiau kažką ir veikti, norą veikti. Aha. Ką tau sako šitas noras? Tai sako, kad imk ir daryk. Super. Ar tai yra kažkoks tavo galbūt ženklas, kad tu tinkamam keli? Aš taip suprantu, ne, jeigu tu norėtum iš karto daryti, reiškia, tu jau susijungi su savimi pilnai. Taip. Tai yra ženklas, kad tiesiog reikia galbūt ne tiek daug apie tai ir kalbėti, tiesiog daugiau tų sesijų, daugiau tų pokalbių ir tų pasidalinimų, kad, bet kaip kalbėjom, kad tiesiog žiūrint tą coachingo sesiją, apie kažkokią tai baimę, neiškumą, abejonę, kad galbūt kartais žmogui pačiam būtų tokia savirefleksija, žiūrėk, ir aš galiu tai pritaikyti ir man gal kažkam tai buvo, ar man kažkaip panašiai. Ar galim mes, pavyzdžiui, dabar parodomuoji 5 minučių sesija, tokia savirefleksija, vienu klausimu man, kad tu galėtum pritaikyti kažkokį savo įrankį ir parodyti žmonėm, kaip vyktų, aišku, nedidelį pilną sesiją, o mažą kažkokią vat užklausimų, kad žmonės dabar šiuo metu pamatytų, kaip vyktų
sesiją. Ar Tai, tu galėtum pasiruošus, ar tu norėtum atskirai jau įrašyti pilną versiją, pavyzdžiui, savo sesijų? tai tikrai galim. Tikrai net mano kūnas sujudėjo ir keliauja į veiksmą. Super, padarom. Padaryk Jei... man. Mhm. Tai, tai kokią turi užklausą, Ana? Ką nori paklausti dabar manęs? Norėčiau paklausti, kaip man materializuoti verslo partnerį į savo gyvenimą. Mhm. Kaip tau tas yra? Prašau man metaforinę Mhm. kortą. Aha, Arba kaip tu tai darai. aha. Kaip įdomu. O kaip tau yra svarbu? Labai svarbu, nes labai iš tikro dirbu su tuo, jau vieną partnerį tiesiog supratau, kad ne tas ir suvokiau, ant kiek tai yra svarbu, kad atitaikytų ir tavo reikalavimams, ir poreikiams, ir energetikai, ir, kad ta prasme, kad kartu daryti didelį kažkokį projektą, turi būti ant vienos bangos. Mhm. Ir kas pasikeis tavo gyvenime, kai tas partneris atsiras? Kas, aš būsiu labai laiminga. Mano verslas klestės, nes 1+1 yra 1000. Mhm. Ar tu esi jau tai dariusi? Ar esi turėjusi verslą, ar turėjusi partnerį? Taip, galima sakyti, kad buvo bandymų, bet taip, kad sėkmingų dar nepavyko man. Mhm. Dar noriu paklausti, o kaip tu jausi, kad tai yra apie tai? Aš jaučiu tokį vidinį entuziazmą. Jeigu man žmogus patinka, aš turiu entuziazmą. O jeigu tai yra tai, su kuo norėčiau pasilikti, patinka žmonės, aš atsipalaiduoju, aš jaučiuosi savimi, aš tada labai tokia, visas kūnas jaučiasi, aš namie. Mhm. Tai girdžiu, kad bus vidinis entuziazmas ir tu tai pajausi vidumi savo, ar ne? Taip, taip. Ar tu žinai, kokio tu nori partnerio? Kaip tai? Taip, Tu... taip. Norėčiau, kad partneris būtų sąmoningas, kad tai būtų žmogus energingas, degančios akis, panašios vertybės, kad būtų toks be baimės, be kažkokių nuostatų, kad galima būtų kalbėtis apie viską iki galo ir čia pat spręsti bet kokią problemą kartu, kad netgi sakyti ne problema, o tai yra klausimas, kurį reikia išspręsti vienokiu ar kitokiu būdu, kad šalia žmogaus nebūtų jokių šitų trigerinių tų programų, kažkokių manipulacijų, tų tokių lūpų patimpimo. Norėčiau suaugusių vienareikšmiškai tokių, kaip aš žmogaus. Žmogaus kaip tu. Tai tu žinai. Ir papildytų, kad mane dar to, ką aš neturiu. Tai tu dabar jau žinai, kokio tu nori partnerio, o ką tas partneris turi apie tave žinoti? Ką apie mane, kad aš norėčiau turėti tokį partnerių. Kad aš esu labai ganėtinai laisva, nesuvaržyta jokiom ten baimėm, būna šiek tiek kartais, bet aš einu pro tą, augau, išsiplečiu, kad sąmonė mano yra labai tokia ganėtinai laisva, aš žmogus, kuris nesėdi, ta prasme, kuris visą laiką gali pasakyti tiesą, kuris galėtų visą laiką išspręsti bet kokį klausimą, žmogus, kuris taip kartais, jeigu aš jaučiu, kad tai yra ne mano žmogus, aš galiu iš karto pastatyti tašką, išsiaiškinti, pakalbėti, jeigu tai niekas nesikeičia, jeigu žmogaus sąmonė yra skirtinga, aš galiu drąsiai ir lengvai atsisveikinti su tuo partneriu. Tai tą tikrai galiu. Supratau. Tai puiku. Tai tu žinai, kokio tu norėtum partnerio, tu žinai, ką partneris apie tave turėtų žinoti. Bet ar yra dar tai, ko tu norėtum, bet dar nežinai, kad taip turėtų būti?
Be abejo, tikriausiai yra. Tai čia kas be Aha. ko, slaptų, žinai, kaip būna zonų tokių, kur aš net nematau. Mhm. Tai ar mes galėtume dabar nueiti į tokią vizualizaciją? Norėčiau. Ar gali užsimerkti? Taip. Įkvėp, iškvėp, jaus kaip kūne vaikšto oras. Įkvėp, iškvėp. Ir dabar įsivaizduok, kad iš galvos į širdį nueina laiptukai. Ir ten yra laiko kapsulė. Tu sėdi į tą kapsulę ir keliauji. Važiuoji, keliauji ir matai jau ten savo verslą. Ir matai partneriai. Ir matai, kas ten vyksta. Ir viskas yra taip, kaip tu nori, taip, kaip tu įsivaizduoji. Ir matai tai, ko tu dar nežinai. Tu jauti jausmą, tu jautiesi gerai, arba kažkas ne visai patinka. Tu jauti jausmą, kaip turi būti. Ir matai, kaip yra dabar. Pabūk ten. Ir dabar vėl sėskim į laiko kapsulę ir grįžkim atgal traukinuku į čia ir dabar. Įkvėpk, iškvėpk, kaip jautiesi. Fainiai ir įdomi, nes visą laiką mačiau veidą vyrišką su šypsena. Arba net nesupratau, vyriška, ne vyriška, žinai, tokio kaip multiko. Kaip tu dar? Kaip iš multiko su šypsena. Galbūt čia yra kažkoks dar turėtų būti humoro jausmas pagrindas, kad žmogus būtų, nu, toks su humoru, lengvai priimti viską. Ir tik nesupratau, čia aš savyje tai nematau, ar žmogus jau ateis su labai tokiu dideliu humoro jausmu ir tas iš tikrųjų, taigi aš pati suprantu, kad gyvenime nieko nėra tokio rimto, tai yra viskas žaidimas. Tai va, tai matyt, man reikia humoristo. Tai nuostabu. Patakėjo prie humoro. Ar tu gali tai daryti vienam ir taip materializuoti savo partnerį? Jo, galėčiau. Galėčiau. Ar tu galėsi pabandyti jau dabar tai? Kada pabandysi? Jo, galėsiu. Aš manau, kad reikėtų man dabar, kol aš neatrasiu tą partnerį, vat jį vis pavizualizuot. Kiekvieną dieną, o kas yra, kur mes susitinkam. Nu, galbūt labiau tokio pasitikėjimo, žinai, kad viskas visur rodytas. Tai va, bet vis dėlto tą tavo metaforinę kortą aš norėčiau. Gerai, tai mes dabar trauksim resursinę metaforinę kortą. Ar tu pasitikė, kad aš ją ištraukčiau pati, ar nori skaičių pasakyti? Pasitikiu, ištrauk. Tai ta kortelė, turbūt ne visai matysis, aš ją paskui tau nufotografuosiu, yra apie tai, kad atradimas. Aha, nesimato visiškai, bet okei. Bet aš tau ją atsiųsiu, tikrai atsiųsiu telefonu, tai yra žodis atradimas. O vaizdą, va dabar čia yra dar šalia tos kortelės ir vaizdas. Ir tai yra žvakė, kortelės ir turbūt arbatos puodelis. O, toliau, aha, matau dabar. Aha. Oi, aha, va, Tai matau. aš tau atsiųsiu, kad tu galėtum pareflektuoti, apie ką pirmiausia pamatėjai, ką tau nori pasakyti ir apie ką tai yra. Ir mes dar galėsim apie tai pakalbėti. Po vizualizacijos mes dar galėsim tas būtinai temą pratesti ir apie tai pakalbėti. Tai būtų toks kaip lengvas įvadas į pradžią materializacijos verslo partnerio. O dabar dviem žodžiais tik tai pasakyk, o pato mes su tavim čia, kad šitam įraše žmonėm būtų aišku, apie ką tai yra. Tai iš metaforinės kortelės tai gali pamatyti vizualizaciją,
kokia pirmoji metaforiniai korteliai, kokia bus pirmoji tavo reakcija, ką vaizduoja ta kortelė, koks objektas svarbiausias ir kas piešinyje džiugina ir ką Mhm. norėtum pakeisti. Tai Mhm. pabuvus vat, su tais vizualiais dalykais tiesiog gali susidaryti aiškesnį matymą ir aiškesnį planą, ko tu nori. Ir tada galima jau tiesiog ieškoti konkretaus, kokio reikia to verslo partnerio. Aha. Apie kūno Tai įjungimą. Aha, tai labai norėčiau tada pratesti, nes mūsų laikas baigėsi, nes vis dėlto čia coachingo sesija tau, o ne man, tai mes su tavim tada pratesim, padarysim, jeigu Ačiū. norėsi, po to galėsi padaryti ir įrašą žmonėm, jeigu norėsi, tai kad jie matytų jau daugiau ane tos informacijos. Bet man pačiai įdomu, tai norėsiu pratesti, o šiandien tau turbūt dar per anksti, nežinau, įvardinti, kiek jau šiandien pas tave būtų tas suvokimas, kur tu ir eini, ką tu darai ir kas tau iš tikro coachingė yra svarbiausia. Mhm. Tai svarbiausia tai yra, kaip jaučiasi mano klientas. Svarbiausia, koks pokytis vyksta mano kliente ir svarbu labai, kad žmonės apie šitą metodą išgirstų, kaip apie savęs auginimo, apie aiškumo apie save, apie lengvesnių sprendimų prieimimo, apie pokyčių, apie tiesiog kažkokių sunkių situacijų sprendimą. Tai svarbiausia man yra šalia esantis žmogus ir galimybė aukti ir man, ir mano kolegoms, kaip coacheriams. Tai kiek šiandien jau to tau aiškumo dar dasidėjo po šitos sesijos? Tai tiesiog aš viską materializavau ir parodžiau, kaip tai gali būti, kad mes galim pajungti ir protą, ir širdį coachingo sesijoje. Ir galim atrasti ir matomą, ir nematomą. Tai man dabar viskas yra aišku, aš turiu 10-tuką, tiesiog labai svarbu tai plėsti, rodyti kuo daugiau tų pavyzdžių, ką dabar mes darom abi. Ačiū tau labai, labai dėkoju. Nuostabus vedimas, nuostabi sesija. Ačiū tau labai. Dėkoju tau. Visą laiką tik tai prašom ir man yra labai svarbu, kad žmogus, aš aplamai žmogus ne visai apie aišku buvimą ir būseną, aš esu tikslo žmogus ir vat su to aš nieko negalėsiu padaryti, man tai patinka. Aš myliu, kai žmonės pasiekia tikslą. Aš myliu. Bet aš myliu tą pojūtį, kad žmogus nepatruktų po kelių, kad jisai išmoktų ir pabūti. Todėl mano sesijose, mano pačios, aš labai retai, kada einu į terapiją ir kažkokią atsipalaidavimą, turbūt daugiau naudoju visokių. O aš labiau jau aiškumo, aš noriu to žingsnio, aš noriu to žmogaus ėjimo prie tikslo, mano, aš tokios struktūros, aš tą meilę tokią turiu. Tai šiandien galėtum pasakyti aišku kažkokią vieną jau tikrai žingsnį, kurio tu padarysi artimiausiu metu. Tai pirmiausia, tai atsiras apie tai istorijai YouTube kanalas. Ir ten bus patalpintos mūsų šitie pokalbiai ir sesijos. Aha, tai faina. Aš irgi norėsiu, pasidalinsim kartu, tegul žiūri ir iš mano publikos, aš ir TikToką įdėsiu, kam kuris patinka, nes kiekvienam žmogui savo yra specialistas, aš visą laiką už tai, kad visur dalintis, vienam reikia vieno, kitam reikia kito ir pasaulis yra didelis. Nuostabu,